Tai sveiki gyvi. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiandien Biržų kultūros centre jau 33 kartų sukvietė muzikos į tradicinį šventį Aukštaitijos harmoniją. Tad pasituokim, kad visi šiandien. O prieš 53 metus Obelaukių kultūros namuos suskambėjo gal šiek tiek nedrąsiai pirmos harmonikos melodijos. Tad norint tą didelį ačiū šventės pradininkams, sumanytojams, o ypač Obelaukiečiai Reimantui Žiūrai. Ir norėčiau, kad visus muzikants, kurie jau išėjai, pagerbtume tylos minutės. Ačiū labai. Nu ir iš šventės šiandien mums atlieka tikrai nemažas būrelis harmonikininkų, muzikantų savai parodė, tikės pasižiūrėti, mūsų širdis palinksninti, o gal kažkiek ir sugraudinti. Tai pirmiausia, aš noriu sceną pakviesti mūsų labai nuoširdžių, labai gerą draugį, Nijolį Žiaunienį, labai nuoširdus poįnašą. Nijolė atvyka iš Pakruojo. Va čia, prašom. Ir kol jinai dabar pasirodžiu, noriu išduoti paslaptį, kad Nijolė, kas jeigu nežinot, žinokit, jinai šiandien atvažiavo irgi ne vieną. Ne vieną atvažiavo. Atvažiavo su Palyda atvažiavo, bet dažniau žinokit, Nijolė sako, kad aš atvažiavau ne vieną, aš atvažiavau kad su mašinu. Šitie sako. Jo, harmonik mašina yra, štai va. Ir jinai pas mum jau groja 16. Ai, kelintų. Apie 50. Pas mum? Visus kiek kartus. Galbūt galė. Nu va, matai, paplakėm. Jo, parašyt, tai toks ir švents praleido iš tikrųjų, ne? Jo. Ir dabar pasakyti, kad žinokit, Nijolė, jinai toks žmogus turi labai sukviešintų būrį žmonių, kurie pas mum atvažiuoja, tikrai Nijolės tiek. Tai va, ačiū jums labai. Ačiū. Jūs žiūrovus galite atvažiuoti pas mum Stasių harmonikui, į Pakruojo rajono Balsių kaimą. Labai lauksim visų.
Tai ten nebuvo, tai buvo trūko man, iš tikrųjų man pačiai asmeniškai, kai jūs nebuvo. Tai labai laukiam, kad jis reikia važiuoti. O čia mūsų rėmėjų Biržų duonytė, Biržų duonos ir pledukas, kad nesušaltume, nes dabar išmokėt, iš tikrųjų tas laiks toks kaip ir pavasaris, kaip ir vasaris, iššaltus tie vakare, tai va kaip užsiklosit, prisiminsit mūsų šeimą. Ačiū labai. Kaip tu kad pasiteisim? Nu, žinokit, irgi muzikontų, kurie iš tikrųjų atvažiavo šiniai pas mum ir va, labai skubės pas Niolį. Į renginį kitų šventį, tai va, jos pirmiausia norim ir pakvies pagražinti. Tai dabar kviečiam Stasį Pociuvienį ir Stasį Pocių. Kaip gražiai skamba Stasys ir Stasytė. Plojam, plojam, plojam ir kviečiam. Dar vieną knygą prašom atnešti. Mūsų va, prašom į sceną, čia sureguliuosim visų, kad bus patogu. Labą dieną. Jūs mums didžiausią dovaną, žinokit, kad jūs pas mums važiuojat. Tai va, prašom sėsti. Ir žinau, kad jūs labai daug metų grainat visur, pas mums 5 kartų, pagrausit foxtrotų ir valsų. Ir dabar aš noriu paklausti, kur ta kokios šventės dabar, kur važinėja, kas jums labiausiai amžiai patinka? Važiuoja visur, jau dėlis važiuoja Rokiškio rajone, Joniškio rajono Kirnaičius, Juokėnus ir Gulbinėnus, nu nebežinau, kur čia dar. A savo pasvalio rajoną daug graina? Gulbinėnus, Juokėnus. Daugiau yra, nekiek išviečiu ten. Ai, supratau, reikia jums suorganizuoti. Tad jau reikia suorganizuoti. Gerai, jau dabar čia mikrofoną viskas. Pažiūrėkit, kad jums būtų patogu. Gal dainuosit, nedainuosit, nereikia čia. Jeigu dainuosit, dar jau pristatysim.
labai gražiai groja. Tai va, ir jums taip pat žinokit dovanojam po pledukų, prašom, abu galėsi sėdėti. Vakarė atsisėdė ar... Ir Duonytė, prašom dar Duonytės. Ačiū labai, kad atvykstat ir visų laikus labai lauksiu. Va. Viskas gerai. Va, Duonytės bėžu. Jo, aš jau besėdėsiu. Plokit. Žinokit, tokia lėktai salėj ir žiūrovų mes turime, kaip įspėjom, kad vasarą būtas jau renginys, kad kitų, kad žiūrovų mažą, bet iš tikrųjų, va, kiek žiūrėt, kad tikrai vykdėt mūsų rendas muzikų ir harmonikos tos garsas ir tikrai renkatės ir mūsų renginys. Nes mes renginys iš tikrųjų tik darom, nu dėl ką? Dėl mūsų myliausių žiūrovų. Sekantis mūsų muzikons Audrius Poškus. Kviečiame scenų. Žinokit, jam tik 18 metų. Jis atvyko pas mus iš Pakruojo rajoną, iš Lintuvos. Ir jis būdavo iš pradžio atvažiuodavo sesė. Ir tada pradėtų važiuoti abudu. A dabar sesė nėra, sesė studentauja. Jau kaip ir studentauju, dabar šiandien kaip tik rengiu išvažiavau su savo ansambliu, ten groja profesionaliai. Karjeros. O noriu paklausti dabar, tavo pomėgis groti harmoniką. Ir nuo sesės ir čia prilipa, ne? Nu jo, kaip matydavau, kaip groja, kažkaip patiko, taip ir išmokino ir pradėjau groti. Jo, fainai. Noriu kažkur pasirodyti, irgi kaip sesė, kaip dalyvautis. Labai džiugiu. Mums tai žinokit labai džiugiu dėl to, kad mes šventį kadangi darant 23 kartų, tai mes matom, kaip tie vaikai, kaip to tavo sesė, nuo tų mažų žingsnelių pradėjo pas mums grajį. Ir nu, dabar lauksim jau ir nutvyksta. O žinau, kad tu groji dar upį dar nulikėjau? Jo, groju čia pirmą kartą, kai buvau čia prieš kokius 4 metus. Tai, dabar biškį mažiau, nes nerandu laiką irgi dabar. Tai dabar su harmonika, su gitara dabar groju. Kitų tada harmonikėdas, reiškia, ne? Ir dar noriu paklausti dabar, tu čia pas mums dainuos, ar tik grajais? Grajais, bet galėsiu padainuoti. Tai va, šitą paklausiu, nes mikrofoną dar vieną danėšiu, nes jeigu norėsiu padainuoti. Ai, publika galės padainuoti, gerai. Suprantat, čia dabar galėsit jūs dabar, nes bus tai mūsų dienos kaip šventė, nes pas mums šiandien labai gerai šventė ir ko įvertyti. Thank
gaus, ne? Kaip su režisuoju. Tai labai tau ačiū. Ana simbolinės dovanėlės, ačiū labai. Ir lauksim kitų kartų. Mūsų renginio tikslas – išsaugant, puoselėti senasis liaudiško muzikavimo tradicijas, mokantis iš senųjų muzikantų, skatinti jaunimų, populiarinti liaudišką muzikavimą. Matom, kad tas jaunims vis irgi gali. Tada norėjau paklausti, ar žinot, kas yra harmonika? Kas harmonika yra? Plamai kažkokas. Ir, žinot, yra harmonikų ansamblis, taip? Ir kažkaip pomidorų rūšis. Ar moteris sodina, nesadina? Bet internetą radau, kad yra pomidorų rūšis kažkokius, tada reiks paieškoti. Šis metas nelėspėjo, bet tie metam reikia pažiūrėti. Tada, žinot, kaip kultūris harmonika, ne? Kaip suvažiuoja. Tokios, sulankstamas, ar kažkas kas reibinėjai. Tad šparkalkė. Taip, ne harmonika, kaip galim sulankstyti. Tada dar sako, kad yra kažkoks patiekals iš sprandinės harmonikos. Gal kokiam krašte yra. Ir iš muzikos instrumentas. Ir kviečiam sekantį muzikantų Stasį Jankevičių ir Panevėžį. Kur mūsų tas muzikantas? Taip. Stasys grojo nuo 12 metų, pas mums šventė 4 kartų ir parašė 4, bet sakykim, kad koks 4 tik pralaidė. Ir podrausit, kol grojusiu. Labai iš tikrųjų džiaugiamės, kad atvyksta pas mumis šventė. Prašom. O Panevėžį daro toks šventės, kaip mes nedarome, pasakyti. Tai tada kapelnaušis pagrindė, pagrindinis kapelnaušis. Bet važinėjat po Lietuvą, tai taip pakrasi važinėjat. Taip, esu, kaip Staselė sakė, ir Balsiuose, ir Dorganuose, ir Gulbinėnuose. Kur da? Ant Grubežių, Šiauliuose. Dabar Molėtos matas, kaip visur važinėjat. Tai va, labai džiaugiamės. Per leidžiam, sienų jau. Vasaros pradžia, bet aš kadangi pats rudenėjai, tai rudenėjai pagrošiu. Valsą rudenėjais.
Labai gražiai. Paprašom jums simbolinės dovanas, labai nuoširdžiai dėkojam, nesušalkit ir apsplaukit, kad nesušaltumėt, būkit sveiksi, kitas metas bus negalėjo gražiai. Ačiū dar. Tai žinokit, va taip ir būdavo vakaruškas, nuo seno šokdavo valsis, poliks, lumpakojai, kepalūšų, aleksandrovų, kragodakų, vengierkų, mazurpolikį, polikų su ragučia suktinė. O po to studentai, gimnazistai kaimų atvežė fokstrotų, tango, valsų ir kitą šokį. Ir aš noriu labai iš tikrųjų galvoju, bet ir nepamiršti padėkoti. Labai nuoširdžiai dėkojam Gražiną Dagytį, Feliksui Grunskiui, kurie iš tikrųjų mums labai gražių nuotraukų padarė. Ir mes jas naudojame visų žinoma. Tikrai pakloti nuoširdžiai. Nes ne visos nuotraukos yra mūsų fotografuotas, mes labai naudojamės ir jo. Nu va, mūsų šventė tęsiasi. Tai dabar kviečiam Viktorijų Drevinskienį iš Panevėžio. Mes labai džiaugiamės, kad šiandien pas mūsų moterų taip nemažai muzikontų grojančių, ne? Ir pas mums šventė, kiek žinau, pirmų kartų. To aš jau padas mikrofonu, noriu aš paklausti, dėl to pirmų kartų, dėl to, kad ilgai graina, ir tik dabar pas mum atvažiavo. Labą dieną visiems. Malonu matyti tiek daug gražių veidų. Taip, kaip bebūtų keista, atrodo, Panevėžys ir Biržai ne taip toli, bet Biržuose groju pirmą kartą ir dar pasakysiu tokią paslaptį. Biržai yra mano Aušrinė. Tai Aušrinė. Tai kaip sako Drevinskienė, aš žinau, kaip Panevėžį vadin Drevinskienė. O pas mum Drevinskienė. Aha. Bet kadangi jau jeigu iš šino vis tiek jūs dabar prie tos giminės, prie tų Biržų ir Drevinskienė nieko blogo. Nieko blogo, viską suprantu. Ačiū labai. Pasižadėkit, kad atvažiuosit dabar visų. Or šalt, nėr nikų daryt, nikų veikti, žinau, kaip pabandys savo muziką sušildyt jūsų širdis. Ir pirms kūrinys, kad trupą grosi, tai Raguviškė, Vidimantą Melinską, bais gražus fokstrotas prie ežerėlę. Užsimerkit ir įsivaizduokit, kad esat prie ežerėlę. Sukurt palputę su patrepsėjimais, tai savo vietų visi su kojytėm gražiai ir ritmu.
dabar kviečiam tų patį mūsų Vidymantų Vilinskų ant scenų. Kompozitorių. Kviečiam. Iš Panevėžio rajono, iš Raduvos. Noriu paklausti, nu žinokit, kaip čia dabar reikia, jūs irgi iš pas mum pirmų kartų, šitiek gražių. Grojant kažkada kibitytį, centre atkurėjau. A dėl ką pas mum šiandien atvažiavo? Šaunuoliai, iš tikrųjų labai dėkojam, kad atvažiavote, lauksim visą laiką. Čia turbūt Viktorija atsivežė. Sakė važiuoti, ne? Tegu būtų šitą. Tegu būtų.
Jo, dabar kviesim visus. Čia dabar buvo labai prieš staigmen, bet aš vis tiek noriu dovanas atiduoti. Prašom. Prašom jum. Ačiū labai, kad vis dabar jau labai draugausiu, nepaleisim jūsų. Ir dabar mūsų prisidės vienas narys. Tai Julija Milinskienė. Milinskienė ar Milinskienė? Milinskienė. Ir Viktorija Dredinskienė. Nu, Dredinskienė. Biržėtiška. Vyro Dredinskienė, o paskui Dredinskienė. Gerai? Ir Vidimantas Milinskas. Jų vėl vadina, žinokit, Kačiargu. Kačiargu, nu, aš sakiau, dabar klausiu. Toj su kėdė nežiūrėtų reikia, ne? Nereikia kėdės, ne? Tai dabar sureguliuos va mūsų visus tos mikrofons sureguliuos. Aš noriu dabar paklausti, amžius naujagimis. Tai kaip čia dabar su naujagimis? Gimė šiais metais, tai naujagimis, o mediciniškai naujagimis laikoms į 28 parų gyvybą, tai panašiai ir gaunasi. Tai dabar žiūrėkit dar vieną mikrofoną, jūs irgi dainuosite, ne? Tai dar vieną mikrofoną prašom čia. Ir jūs abi dainuosite, ne? Gerai. Jums būgnelis girdėsis. Jo, dabar šnekėkit, dar pasakokit apie jums, kol mes šį sutvarkysim, dar jūs šnekėkit. Kaip sako, užimkit salį, dabar galite pasipasakoti. Iš tikrųjų, kaip buvo praeikšta to mintis jūsų pačios tos kabelytės, kaip čia susikūrė. Žinot, filosofiškai kalbant, pradžia vienokia ir kitokia dalyka kartais būna labai netikėta. Niekada nepagalvoju, kaip gali gautis, bet ima ir atsitinka. Lygiai tas pats yra ir su Kačiargu. Jūs man dabar pasakykit, ar Biržos žinot, kas ir Kačiargu? Ar čia viso Lietuvos, čia tik Panevėžio rajone? Žinom. Tai kur jūs žinot, kas yra Kačiargu? Taigi trečiai, kaip pasmetaluot. Tai va, jūs dabar įsivaizduokit, kad sėdit sensė ir jum aiškinat žodžių reikšmį ir prasmę. Kačiargu. Tai mes esam tryse, panašiai Kačiargas. Nelabai, va, mąstam tada kitaip, Kačiargu. Kačiarga yra instrumentas, su katruo užsidega ugnis. Kur žmonės ugniam daro? Jie sušylo. Yra ugnes, yra valgyt. Bet tiek žinokit ir su Kačiargas muzika. Užkursim jūsų širdyse ugnį, užkursim gerų nuotaikų ir jų dovanosim absoliučiai visiems. Oi, kaip ačiū. Užlėksim sėmų, paminėjų. Dainuojam šokį. Melodijų buvo daug, padainuokit su mumis kartą ir pirmą mūsų dainą Prisiminimai.
labai pačiam. Dabar norim jums pagroti dainų, katru yra mūsų pirm su Vidimanta, abiejų sukurtų bendrai. Dainus rašau aš ir muzikų žodžiais, Vidimans muzikas, kompozitorius. Aš šitą dainą vadinas Vasaros meilė. Muzika Vidimanta, a žodžiai mano. Ir pirmą kartą šitų dainų padainuosim jums viešai, renginį. Tai visai nesenai mūsų sukurta ir išmoktus pasidėjimų. Kaip? Užtat ir žodžius pasidėjimų. Ai, tai va, tai žinokit iš lūpų mums skaitykit. trupučiukų savo. Dabar noriu paklausti, čia salė yra nučių, onų. Nėra? Yra bijo prisipažinti. Nėra?
tai žinokit, pasisekė, jeigu nėra. Jeigu kas yra, tai patilaikit, bus žinokit, dabar tokių navatinių dainų padainuosim apie Onų. To dainų buvo užrašyta Raguvo. Ir žinokit, pagal senovės muzikantus, jie būdavo pasiūti. Ir žinokit, visus išdykusius mergions apdainuodavo. Tai šįkart kliūva Onai. Tai žinokit, daina vadinas mūsų kaime buvo Onų. Mūsų dainą, kad irgi tikrai visi moka. Norim jums padėkoti visiems, kad buvo šiandien su mumis kartu. Ir dainą Panevėžio Foxtrot.
Kaip gerai iškiai pas mum atvyka. Ir aš manau, kad kažką tikrai užkūrė jums širdis ir pažarstė tos ir prisiminims jaunystės. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės. Ir norim jau paskui pakviesti, nu, kitos savaitės, ne vienu kartą per metus. Jeigu tik galėsit atvažiuoti. Tai jūs pasižiūrėkite galimybės. Na, paklausom, kaip šūkė, kaip jūs. Kaip šūkė daryti. Labai džiaugiamės, kai jie pas mumis sugrįž. Aš manau, kad visi organizatoriai tuo labai džiaugiasi. O lietuvių liaudės išmis nuo senas sakydavo, kur armonį groja, ten šitas dainuoja. Senolė sakydavo, kai armonį dėl, žmogus šypsos. Armonį ne žmogus, o šitą šneka. Tai buvo ir džiaugsmo, ir liūdėse, ir pasakojimo įrankis, nes liaudės muzikants kalba ne žodžiais, o garsą. Vieniši scenų, nu irgi jaunų labai žinokit muzikantų, katras pas mums šiandien gros pirmų kartų. Tai Deimantų Makricku kviečia. Ir kol jis ateis, aš noriu pasakyti, kaip mes jį atradom. Iš tikrųjų, jam moka mano Siūdenas folkloro kolektyvų. Ir žinoju, kad Deimas tikrai graja, kai jis graja Vilniuje ten. Ir nu, vienam festivalį susitikom, gyvai susibendravom ir sako, man paskambino, sako, aš važiuoju šventį, sakau, kaip mes džiaugiamės, aš labai džiaugiuosi, kad radau laiką pas mum atvyks. Ir norės aš dabar tavęs paklausiu. Tu pirmiausia lankė Saulalaidį, gimnazijų Giržos vaikai. Groja skutučias, kanklėm, mokyklos pradės grandis groja, armonį groja 8 metai. Dabar kursavo folkloro grupį, bet pačiai gal kiek su to Drevinskienė ir su to Drevinskienė. Spricauko? Spricauko. Paaiškink, kur čia reiškia irgi. Kad čia ar mum aiškiau buvo, aš žinau. Jo, tai čia dažniausiai gaunas, mažai kas žino, čia toks yra lietuvis dzūkis žodis, čia tada, kad mano draugės smuikininkė yra iš Vilnius, bet jos, kaip sakyti, dar slaugyta yra, ir toks darbsporas ir žodis reiškia krizmą. Bet kai nežinai, tai gerai skamba, kad kodėl man reikėjo dėl to, kad mes ruošiamės groti festivalio, reikėjo sugalvoti grupės pavadinimą, kažkaip pasisėti, kad galėtų mus paviešinti. Nu, joks kitos žodis ir nebeliko, tai šitas tetrikas Spricauko. Nu, man kad kokiu tik tai nieku pavadinimą, ne? Tai kur, žvaigždžiam sceną? Ačiū labai, kad atvykai. Tai pirmo pagros valsų Gegužė arti, kito pagros Liškausko Kulkutį. Čia Kaunan aš folkloro ansamblį lankiau Minago, jie buvo važinėję po ekspedicijai, surinko kūris iš visokių muzikantų iš skirtingų regionų, tai Liškauskas čia Marijampolės tas muzikantas, labai geras, tai gerą klausimą.
Žudolytės. Čia madam dar kitą, ne? Ir ką nesušaukime. Ir aš dabar galvoju, nu, žinai, kaip man vis gal ir tos užplysius, gal kitų kartų savo draugę atsivežtume su smūgdą į kartą graitį. Nu, žiūrėsim, kaip gausis. Mes ruošimės sistemą festivaliam, iššūkam makaronėm, tai, nu, pažiūrėsim, vis metais. Bet iš tikrųjų tai gali nebūti tada kitų metų vakarą, bet dabar tokia šiandien važiuoti ir greičiau, ne? Nu, tai, duokit žinot, tada. Būtinai, būtinai. Pasižadėjau, atvažiuoju. Sako, kad kaip muzika grįž, taip ir šok, muzikam tada grįž, tada nesibaigė. Muzikas negali tik tai šok nemoka, o geras muzikans yra grįžas pagalbas. Iš tikrųjų sako, kad harmonika, instrumentas turi visiems. Reikia turėti sugebėjimų visočią sielą atskleisti. Su amžiumi harmonininkų iš piršto nerandėjai, bet tikrai. Ir kuo daugiau groji, tuo lengvesnė, meloningesnė skamba muzika. O mūsų scena Stasys Kūrinas iš Linkuvos. Plojimais kviečiam iš sceną. Mūsų muzikantų groja 6 metų. Turi 5 harmonijos. Matot, kaip daug. Pas mums 7 kartų. Ir labai noriu tą pakalbinti. Blogai, žiūrėkit, kaip gražiai tautinkas pasiduoti. Aš tai noriu paklausti, turit 5 harmonijas. Čia dabar pati mylimiausia harmonija? Nu, čia iš paskutiniųjų ta mylimoji. O kitos yra kaip ten? Kitokios tonacijas ar kokias ten kaip jau ten? Taip, kitos tonacijas. Neminėsim, įvairius. O pirmo harmonikų turit, da, atrodo, nuo senai vis tiek jau grajate. Tad pačią pirmatinį, ar jau nebėra? Pačią pirmą padėjau muziejų. Namuose tai kampelį radau. Tai pirmas akordeonas, pirma harmonika yra, nu, žodžiu, garbingų vietų. Oi, bet plojimai, labai geru. Jūs vis laiką važiuot pasipuošęs. Jūs harmonį matot, kaip gražiai blėzi. Čia dabar visos papuošo. Tai tokia jauniška televizija. Bet taip, labą dieną visiems. Ir kaip minėjo vadovė, aš šiandien 7 kartą tai gaunasi oktavą, 7 natos, tai labai sutapimas geras. Tai jau pirmiausia pagrosiu aš gal Maironio himną, kur bėga šešukai. Tai prašom. Paplokė.
Tai čia dar čia nesutama, tai čia gal buvo Burbulskio muzika, gal vienas žodžiai, bet čia Povilaitis labai mėgo ją dainuoti. Tai čia mūsų, mano vaikystės melodija. Neretai harmonika lydėdavo svarbiausius bendruomenės momentus. Liaudį buvo tikim, kad be harmonikas nei gegužinė, nei vestuvės netikros. Kaip sakydavo vienas harmonikininkas, kas nemyli harmonikos, tas nežino, kurie iššaukti iš dūšios. Ir tas sako, kad harmonika tai paprastumas ir paslaptis. Lietuvių patarlė byloja, harmonika tai kaimo praeito lūpos. Kviečia mūsų paskutinis muzikantas, harmonikininkas, tai Vytautų Kavaliauskų ir Vytautų Kariniauskų. Plojimai kviečiama būtų Vytautų sistemų. Kur mūsų dalyvauja? Kviečiam. Vienu metu pagros. Tai galim sakyti, kad 13 kartų pas mus. Ir labai džiaugiamės, kad mūsų iš tikrųjų biržiečių gretos tai jau kaip ir kažkutį retėjai žodis. Nes, Romas Senys, man tam dabar šventė nėra, gal da tikėkimės, kad ateity, da vėl atėjo, nešti. Tikėkimės, kad jis dar ateis. Leonas Petrolis, mūsų garbingus labai muzikontai, kurių dabar, šiandien. Ir Jonas Kariniauskas. Ir dar daugybė tų mūsų muzikantų, kad jie jau gal tik ateis. Apie šis muzikos noriu pasakyti, kad Vytautų Kavaliauskų didis tikrai Biržos puikiai žino, kaip labai puikiai groja tiek akordeonu. Ir aš sakau, pagalite ir paklausti. Tai iš tikrųjų, žinokit, jis taip gražiai groja akordeonu, tai Zingrė, kaip minėjo, kad tas kuo daugiau groja, tuo daugiau tie pirštai gražiai taip dirba. Ir harmonika irgi, žinokit, toks pajusit, toks stilius labai gražiai, labai tokių švelnių, tokių vyrių, aš jums čia prigyriau dabar. Tai va, ir kiek skaitausi iš jų labai gerai, kad jūs turite iš ką mokytis ir tobulėti, sakau, aš irgi sakau, kažkada ateis pas jums kart pasigrąja, nes man irgi nori dar truputėlį jūsų turingrybį pasakyti. Žinai, sėna jau. Labą dieną. Jau apšylę ir dainavote
šokate, o mes pradėsime su liaudies dainų popurį. Tai vat prašom, nesikūklinkite ir dainuokite, ką mes klausom.
padainuoti. Norim kelis sekcijų padainuoti, tai mano damos prašom po truputėlį į sceną. O jų, mėly muzikantai, kaip aš savo groju, kaip iš plokštelės labai gerai klausytis ir labai džiaugiamės, kad ne tik harmonikininkų šventė, bet ir kitos šventės žiūrime mūsų šventės. Tai prašom jums dovanėlės. Ir žodžiu. Ačiū labai, kad būnat. Ir lauksiu jūsų kitos šventės. O kol moteris užlips į sceną, aš noriu padėkoti mūsų rėmėjam. UAB Biržų duona, Vaidutės Stankevičienė už sūrį, informaciniam rėmėjam Biržiečių žodis, Šiaurės rytai. Ir labai noriu pakviesti prie manęs arčiau Gražinų Dalytį, Felikso Grumskį, aš noriu jam irgi duoti raudonykį. Tai kad visą laiką būna su mumis pradėti. Tai pasitarėm. Pirmiausia, noriu padainuoti su jums kartą. Senelė harmonika. Aš manau, tikrai visi puikiai žino. Grok harmonika, grok. Sėdėti šiandien.
tikrųjų vis tiek jie bėga, ne? Vis tiek jie turi bėgti. Tad linkim tikrai gražių akivaizdų ir pirmiausia visiems sveikatos. Ir labai džiaugiamės, kad ateinant pas mum. Ir gal labai džiaugiamės, kad tie muzikontai pas mum visada atvažiuoja. Tad link gerų tų metų. Pirmiausia, gražios vasaros, kad biškį mažiau rytų. Ir dainuoti. Labiausiai mūsų tiem dalyviai mūsų neišeina, tikrai kviečiam visus pasivaišyti, pači išeina į koridorių iš karto kairį pusį, jūsų laukia simbolinės reikšmės, būtinai ateikime. O mes žiūrovai, jums iš tikrųjų labai dėkojame, nes kaip sakiau, jeigu ne jūs mūsų renginio nebūtų. Tai labai reikia šiandien gražios dienos, po to gražiai smaigti nuotaik, sugrįžti nams, saulėtos dienos ir lauksim kitos renginios. Ačiū labai.